Sveikos mielosios, čia PTP, pasidaryk tai pati grožio dienoraštį ir aš Rimantė Kulvinskytė. Ruošiuosi į darbą ir kadangi turiu tokį tikslą kasdien, nors tai kasdien ir nepavyksta, kasdien išmokti kažką naujo, šįryt nusprendžiau, kad tai turi būti ta diena ir kartu jums stebint išbandysiu naują šukuoseną, kurią taip vakare apgalvojus, nusprendžiau, kad jinai turėtų visai gražiai atrodyti ir būti nesunkiai padaroma. Joje taip pat, kaip ir praėjusiame video, kuriame rodžiau, kaip pasidaryti pin-up šukuoseną, yra naudojama skarelė. Va, turiu tokią nuostabią skarelę su varlėm. Varlė yra mūsų šeimoje mažybinis ir malonybinis žodis, tai aš jų nebijau ir man jos labai kelia geras asociacijas. Taigi, nuo ko pradėti? Kad šukuosena laikytųsi tvirtai ir turėtumėte pagrindą, už kurio užsikabinti, siūlau susirišti vadinamą deimanto susirišimą, kai plaukai paimami nuo smilkinių iki pakaušio ir gale surišama klasikinė arklio uodega. Prie jos įrišime mūsų skarelę, tai bus pirmasis ir bene sudėtingiausias darbas, nes reikia paslėpti gumelę, reikia, kad jinai nenuslinktų, nes, žinoma, jeigu skarelė neslidi, tai problemų gal ir neturėsite. Taigi, pririšame skarelę. Paskui nesijaudinkit, atsisuksiu, čia nebus, kad tik tais vieni mano baltą veidą reikia žiūrėti. Va, netrūkšlis išnyko. Dar šiek tiek ir galėčiau į Kiniją be vizos važiuoti. Tai va. Pritvirtiname skarą. Ir dabar jau aš nusisuksiu ir bandysiu šiek tiek atsisukdama parodyti, kaip viskas daroma. Taigi, visos šukuosenos esmė yra absoliuti improvizacija. Kažkokių griežtų taisyklių nėra, bet mes skarą paversime plaukais. Tai yra mūsų šukuosenos dalimi. Taigi, čia yra improvizacija. Ką jūs norite, tą galite daryti. Galite, pavyzdžiui, paimame, pasukame plaukus, tada imame kitą sruogelę. Ją apsukame aplink skarą. Tada vėl pasukame kokį nors kringelį. Čia yra jūsų fantazijos ir netokio jau sunkaus darbo reikalas. Dabar pabandysiu surišti mazgą su plaukais. Aš manau, kad šita šukuosena niekada negali būti tokia pati. Visą laiką bus skirtinga. Dalį plaukų pasilikite kitai skarelės daliai. Taip, kas čia mums dar liko? Pasistengti, kad nenusitemptų visa mūsų konstrukcija žemyn. Kol kas prisegsiu su segtuku, kad nepabėgtų šitas galas. Kaip čia mums gaunasi? Ką tai ganėtinai puikiai. Tada imame kitą skarelę. Tiksliau, tą pačią skarelę, tik kitą jos galą laisvą. O dabar galvoju, kad reikia surišti mazgą. Žodžiu, mazgeliai, sukimai, rišimai. Kaip tik jūsų fantazija, ką tik tais norite, tą ir darykite. Esmė yra, kad visi plaukai turi būti pakišti, surišti, susukti su skara. Jeigu liks kokių galų, tai nieko tokio, jas galima visą laiką su segtukais paslėpti.
Gal netgi pritvirtinsiu iš karto, kad nepabėgtų man čia nuo viršaus. Tiesa, pasakius, aš nesu labai didelė skarelių ir šalių mėgėja ir visą laiką su lengvu pavydu žvelgiu į moteris, kurios taip elegantiškai sugeba jas ryšėti. Tai, bet aš skarų turiu begalę, nors ir nesu jų, kaip sakiau, jų neryšiu dažnai. Pas mane jos dažniausiai keliauja į plaukus ir tampa tokiu kaip ir aksesuaru. Galvoju, jeigu nežinau, ko pasipuošti, jeigu kažkokie auskarai netinka, tai tada skara yra geriausia išeitis. Ar ant galvos surišta į turbaną, ar susuktava į plaukus. Nori bėgti. Nori skristi. Nori prašyti. Gerai, kad nieko namie nėra, tai galiu dainuoti. Niekas nesijuokia. O, kažkaip neišeina man čia prisitvirtinti. Pabandau, gal tada. For your information, tai yra jūsų informacija, aš šitą šukuoseną darau pirmą kartą, tai jeigu koks nors blynas gausis, tai nieko, atseksim šitą galą. Ir pažiūrėsim, gal mums čia ir gerai viskas bus. Tai žodžiu, praktikuokitės, mokykitės, bandykit ir tikrai pavyks ir paskui tapsite tikrom profesionaliam ir galėsit man savo instrukcijas siųsti ir dalinsimės grožio paslaptimis. Tai va, tą neužsuktą galą kažkaip užsuksime, galvoju, gal surišti reikia, netgi tarpusavį juos. Žinau, kad gali atrodyti siaubingai, kad galbūt nepavyks jums išsirišti tos kasos, bet tai neteisybė, nes jokio lako mes čia dabar nepurškime. Tai tikrai nebus problemų. Galus galite tiesiog prisekti segtukais. Čia jau mažiausia problema. Nerangė šį. Žodžiu, tai va, tokią makalynę gavome, bet jinai pakankamai atrodo ir elegantiškai. Oi, ir išsileidė. Besidžiaugiam. Atsisuksiu į priekį, nes jau pasilgau jūs. Žodžiu, gavome tokią pakalynę, bet man iš dalies tokios pakalynės ir patinka, nes jos suprasti, kaip jos padarytos. Ir tas yra smagiausia. Visi galvoja, blemba, kaip čia jinai pasidarė. Tikriausiai turi gerų draugų arba žiūri Rimantį. Tai va, mano makalynė baigta. Dar kartą parodysiu, kaip iš visų šonų atrodo. Tikiuosi, neatrodė labai nesgrabailiškai, pirmas kartas visą laiką būna toksai sudėtingesnis, bet kuo daugiau, tuo geriau, kuo daugiau skarelių įpinsite, tuo didesnis gausis kuodas, tuo atrodys gražiau ir spalvingiau. Ir galėsit pasididžiuoti, kad šiandien išmokote dar kažko naujo. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, kad buvote su manim, ačiū, kad drauginate mane Instagrame ir Facebook'e ir kad rašote tokius puikius laiškus, tikrai jų laukiu, visus atsakau. Jeigu turit kokių pageidavimų, norų, nuotraukų, kuriomis norit pasidalinti, atsiųskit, kaip jums pavyko viso šito šukuosenos, man tikrai labai įdomu. Ir netrukus susitiksime kitame PTP grožio dienoraščių studijoje. Taigi, iki
Ir nepamirškit, jeigu paklaus, kaip sekasi, kas nors pasakyti. Ai, žinok, nenoriu sakyti, bet kaip išgražėjau. Geros jums dienos ir, žinau, gražių plaukų. Čia visą laiką nepakenks palinkėti. Iki. Ate.